Nu kaip, jaunimėli, ar mėgstate saldžius kepinius? Aš kalbu ne apie tas nesąmonės, kurių dabar parduotuvėse prikrauta tiek, nors vežimų vežk. Konditerinių gaminių dievai yra ne kažkokios bandelės su prasmirdusia sasyska, ar tai ten guminės čiabatos, trupantis kažkokie chruasanai, ar tai sumaigytos užkepėlės, oi patikėkit ne. Konditerijos karalius ir karalienė, kaip kokie muzikos pasaulio Liveta ir Petras, yra bandelė su cinamonu ir susukta pynė su aguonomis, kurią suvalgius reikia kruopščiai valytis dantis bent kelias dienas, nes apie šios bulkos valgymą savo žymę palieka šlapios aguonos įstrigusios į mikroskilutes dantyse ir tarp jų. Nesutinkate? Palaukite, dar nepabėkite, viską šimtoj pagrysiu. Nežinau kaip dabar, mano brangieji millennialsai, bet va mano laikais šių dviejų rūšių bandelės išaugino ne vieną abiturientų laidą. Įsivaizduokite, kokią žymę pasąmoniai ir ant juosmens paliko nuo 1 iki pat 11 klasės vos ne kasdien pietums valgomos bandelės. Už kapeikas pirkti, tie kepti tešlos gabalai būdavo ne tik pagrindinis maistas, bet ir kartais pasitarnaudavo kaip ginklas. Va, būdavo nusiperkę abiejų rūšių bandelių, padžiovini kokią savaitėlę kitą ir turi kietą cinamonų prasmirdusi guzą, vos ne kaip kokį akmenį, kurį gali drąsiai panaudoti mokyklos muštynėse. Agoninės bandelės veikia kaip granatos. Metus pynę kur nors į sieną, kur stovėjo silpnesi bendraklasiai, gaminys susprogdavo į aplinką paleisdamas ir taip jau iš savęs kitas aguonas. Vargas tam moksleiviui, kurio reakcija buvo šiek tiek lėtesnė ir nespėjo užsimerkti, kol į akis krisdavo aguonų trupinėliai. Mat vajų, nostalgija. Aišku, ne visi mito vien bandelėmis. Anuomet mokyklose nemokamas maitinimas būdavo tik biednų šeimų atstovams, tad jie užaugo valgydami kažkokios mėsos guzus pavadinimu kotletai, pieniškas dešreles, kur chren znait kokią sąsają ten jos turėjo su pienu, arba buvo pateikiamos jautienos gyslos guliašo pavadinimu, nors valgyklos vedėja turbūt niekada gyvenime nebuvo valgiusi tikro guliašo. Kitoks maistas, didesniai daugumai, buvo retas, bet visi daugiau ar mažiau yra bent didesnę savo vaikystės dalį augiant dviejų rūšių bandelių – cinamoninių ir aguoninių. Šiaip tai buvo ir varškės bandelių, jau tikrina faktus kažkuris iš jūsų. Nežinau, gal pas jūs ten sostinėje, uostamiestyje ar Kaune ir buvo kitokių konditerinių gaminių, bet pas mus Kulautuvoje buvo tik šios dvi. Taigi, šį kartą jums paserviruosiu ne tik tai 50-mečio vyro juokelių, bet ir Kosto Dumausko istoriją, kurią jisai pavadino kepykla. Su minėtomis bandelėmis ji ganėtinai susijusi, viską išgirsite ir patys. Beje, kaip reaguotumėt, jeigu pasakyčiau, kad ir dėdė Kostas yra ne kartą prisidėjęs prie visokių saldėsių kepimo? Ar patikėtumėt? Kaip visada, buvo 1990-ieji. Jeigu konkrečiau, tai berods 92 arba 3. Lito dar neturėjome, rinkoje sukosi rubliai, vokiečių markės, ir žinoma doleriai. Vagnorkės, arba kitaip sakant talonai, realios naudos neturėjo. Tie primityvūs pinigai buvo lengvai falsifikuojami, tad jų nenaudojame. Kaip dauguma žino, tuo laikmečiu didžiąją dalį praleidau ant turgaus, dirbau spekuliantų. Pinigėlių būdavo kaip kada. Būdavo taip, kad gali atrasti kokią aukso gyslą, kad ir prekiaujant vogtais perukais, ir žiūrėk, tuo išeis automobilį nusipirkti. Kartais užeidavo ir kūdos dienos. Niekam nereikia iš Rusynų atvežtų moteriškų pėdkelnių arba turkiškų pseudoporceliano vazų. Tada mes, turgaus prekeiviai, atiduodavome tą prekę pusvelčiui ir ieškodavome naujo bumo. Ant kūdų dienų, nors labiau ant kūdo mėnesio, tuomet gyvenau ir aš. Niekam nereikėjo bulgariškų pirštinių ar atseit japoniškų šalikų. Už prekes, būdamas paskutinių debilų, sumokėjau $100 nuvykęs į Kaliningradą, kuriame bobos rusiškai gyrė, kad šitą vos spėjom pardavinėti, nors ir buvo apsikrovusias dėžėmis to neva einamo produkto. Trepsėjau ant pažliugusio žemės savo kiaurais batais ir galvojau, blecha, kaip būtų gerai pardavinėti spiritą vietoj šito chlamo. Gaila, tačiau 25-mečio turgelyje tai daryti buvo neleidžiama. Turgų valdė grėsminga prarabo ranka, draudusi spirito prekybą šioje vietoje. Atsirasdavo spjaunančių į prohibiciją ir darančių savaip. Ir tuomet prekeiviai sulaukdavo prarabo torpedų vizito ir, švelniai tariant, nebebūdavo asmens prekiaujančio to spiritu. Žinoma, spiritą būdavo galima pardavinėti už turgaus ribų, bet jeigu prisimenat mano praeitas istorijas, to daryti negalėjau dėl eilinio prisidirbimo. Mūsų turgelėje aukso amžių gyveno kioskelis Artūro Kepalas, pardavinėjęs ajerų duoną, sintetinę bulką, akmens kietumo baronkas ir kitokius kepinius.
Žmonės ten eidavo šniūrais, nepriklausomai nuo sezono. Artūro Kepalas turėjo gerą vardą tarp visų turgelininkų. Pats neseniai našliu tapęs Artūras retkarčiais prisidėdavo prie kepyklų kepamų produktų. Reikalui esant, žiemą pavaduodavo nuo ligų alpstančias pardavėjas, pats prekes atveždavo ir išveždavo, dažnai padėdavo kitiems susikrauti prekes, kartais apipjaustydavo supelyjusios duonos gabalus ir atiduodavo mums. Netgi porą kartų per išgertuves bare jis yra apgynęs mušamas barmenkas. Visi galėjo sutikti, kad Artūras buvo vyras vo. Ėjimą pas Artūrką šniūrais užtikrindavome ne tik tai mes, turgelininkai, siūlydami klientams duonos eiti Artūro Kepalą, bet ir tarp pirkėjų einantis žodis, kad pats šefas, ūsočius Artūras, pigiausia parduoda duoną visame rajone. Jeigu Artūras trindavos aplink savo kioskelį, visuomet pakalbindavo eiliai prie duonos stovinčius klientus. Kaip sekasi panelės? Kreipdavosi tas pusamžis vyras į pensininkės moterėlės. Na vyriokai, matau, kad ruošiatės laužti bonką. Pasakykit va tai pardavėjai, kad duotų Artūrkos duonos. Taip kreipdavosi bulvienosius raudonvedžius pijokus. Artūrkos duona dažniausia būdavo ta, kuri jau buvo ant puvimo ribos, tad reikėdavo ją kuo greičiau utilizuoti, o chroniai nejausdavo, ar ta duona pelyja ar ne. Juk rinkdavos ne duonos valgyt, o išgert. Visi mylėjo šefą Artūrą. Tiek turgininkai, tiek klientai, tiek ir prarabo torpedos, kuriems Artūras mokėdavo stogą, kas ir buvo sėkmės garantas tai būdeliai. Artūro Kepalas turėjo savo filialų ir kituose turguose. Žmonės prekiaudavo po jo vardu visokiose mūgėse. Kostai, nu ko tu paniūrės, jobani vrot? Priėjęs, familiariai kreipėsi į mane duonininkas Artūras. Ai, blet, kaip man šipsotis per dieną pardavus porą bulgariškų pirštinių ir tik tai vieną džinsovkę. Apibendrinau dienos pardavimus Artūrui priekaištingų balsu. Nu tai kogi tu prekiauji šitais vaflynais? Nesuprato duonininkas. Pardavinė kažką, ko reikia visiems. Tai kągi man pardavinėt? Priekaištingai paklausiau ir prisidėgiau Artūro ką tik atkištą cigaretę, klientams atsainiai praeinant pro mano prekystalį. Daržovių nepardavinėsiu, reikia auginti pačiam, visų rūšių bobiškų rūbų irgi. Tik esu vyras. Mėsos pardavinėti negaliu, supūs čia pas mane ant stalo. Atsidusau ir pasižiūrėjau į solidžią 10 žmonių eilę prie Artūro Kepalo. Nu, kaip matau, duonos irgi nepavyks pardavinėti. Tai gal papildomai nori dasidurt prie varganos spekulianto algelės? Paklausė Artūras. Oi, jeigu kaskart būčiau gavęs po $1, kai kažkas siūlydavo papildomai dasidurti, negyvenčiau tetos bute ir nemiegočiau pusmečio senumo pataluose, būčiau turtingas. Kiek kartų teko susidurti su pasiūlymais, beveik visuomet nudegdavau. Buvo kažkada taip, kad dasidurinėjau prie algos Pakaunėje buvusiame nelegaliame nutrijų ūkyje ir netyčia paskerdęs tuos mielus gyvuliukus blogai nudyriau kailį ir pridirbau milžiniško nuostolio. Dar buvo įvykis, kai žiemą dasidurinėjau prie algos, būnant darželio sargu ir netyčia užmygęs į rūsį prileidau benamių, kurie dieną sumastė eiti pasveikinti su vaikučiais, taip sutraumuodami ne tik juos, bet ir auklėtojas. Iš tokių nesėkmingų dar buvo chaltūra šunų prieglūdoj, iš kurios gailesčio apimtas paleidau 15 šunų į laisvę. Šie gavę laisvę nebesuprato, ko nori, todėl susipjovė tarpusavį ir užpuolė niekuo dėtus praeivius. Kaip matote, nesėkmingų dasidarinėjimų prie algos tikrai buvo ne vienas. Žinai, tiek to, gal dar pamėginsiu pagauti savo laimės paukštę prie šito spekulianto prekystalio. Tariau ir viltingai žvilgtelėjau į turgaus įėjimą, pro kurį tikėjausi, kad plūstels būrys mano pirkėjų. Prie savo spekulianto prekystalio, nors ir Bibi tampyk su savo tais laimės paukščiais, numojo Artūras, aš tau siūlau pachaltūrinti ne turgaus darbo valandomis. Blecha, po darbo aš būnu pavargęs, išsisukinėjau. Savo kepyklą atidarome naktį, arba anksti ryte, čia kaip jau pažiūrėsi. Tai kad aš, nelabai ryto žmogus, atseit teisinausi. Man patiko, kai mane kalbindavo kažką daryti, taip jausdavausi svarbus ir norimas. Oi, blėt, nelabai tų pinigų žmogus, kaip aš matau, atsiduso Artūras. Eisiu pasiūlyti geriau Vladui. Tam pusakliui dėdui, kur kepurės pardavinėja, gal jisai sutiks. Ne, Artūrai, palauk. Sustabdžiau jį. Pasakyk, ką reikės daryti. Keiti nuomonės kaip boba. Šiais laikais vis dar vyrojančių stereotipų atsakė duonininkas. Darbas toks. Ateini į kepyklą 4 val. Ryto ir minkai tešlą iki 8. Po to esi laisvas ir gaudai savo tos laisvės balandžius prie šito medinio prekystalio arba darai ką tik nori, man pajebati, paaiškino Artūras. Tai kad aš nelabai galiu būti duonininkas. Nesiteisinau, o paaiškinau jam. Mėgsti bandelę su cinamonu ir pynę su aguonomis.
paklausė Artūrka ir iš kažkur išsitraukė po vieną egzempliorių ir padėjo juos man ant stalo. Bliat, aš ant jų augau, nušvitęs atsakiau. Nu, tai dabar galėsi pats jas gaminti, šyptelėjo Artūras. Nu, Artūrai, mielai prisidėčiau, bet aš žinok nesugebėsiu. Ei, tu didelio proto ten nereikia, nuramino Artūras. Paruoši tešlą, jie išminkai, susuki žgutą ir užhujarini cinamonų arba aguonų. Nu, čia jau palitai koks tas kepinys. Ir viskas? Nu, tada pašauni orkaitę ir kartoji. Nu, blet, o kiek mokėsi? Su cinamoninė bandelė rankose paklausiau. Nu, va šitų, tai galėsi valgyti iš springimo, pirštų bakstelėjo į kepinius Artūras. O pinigėlio irgi kažkiek ten bus. Nu, palei rezultatus, kaip sakoma. Nu, skamba tikrai neblogai. Pakrapščiau vos želiantį smakrą ir pamaniau, kad turbūt čia bus ta papildoma veikla, kurios tikrai nesupysiu. Taigi viskas skamba lengvai. Nu, tai gerai, tai atvaryk šiuo adresu rytoj, iš pat ryto, ir sutikęs vedėją Daivą, pasakyk, kad tu naujokas nuo Artūro. Nu, aš jau ją būsiu perspėjęs, pasakė Artūras ir atkišo kapitalistinį išmislą, vizitinę kortelę su kepyklos kontaktais. Kortelę paėmiau ir jau Artūrui nuėjus ją pauoščiau. Jinai kvepėjo cinamonu, aguonomis ir kepinta tešla. Apžiūrėjau padovanotas miltuotas bandeles prieš saulę ir mėginau analitiniu žvilgsniu pamatyti, kaip ji buvo pagaminta. Šiaip jau aguoninis šedevras, tai žinokit, mažai ko skyrėsi nuo to cinamoninio, turbūt tik tai įdarų. Likusi turgaus diena buvo netokia ir bloga. Kūną šildė mintis, kad pavyks užsidirbti daugiau pinigų, negu prekiaujant pigiau pirktų šlamštų. Nors nuo pietų lygi pat darbo pabaigos nepardaviau nei vieno daikto, buvau neblogai nusiteikęs. Dar net nenuvykęs į kepyklą pirmai darbo dienai, kūriau planus, kaip iškilsiu kepykloj ir tapsiu Artūro kepalo dalininku. Mano mintise jau buvo suprojektuotas bendras mano ir Artūro kioskas pavadinimu Artūro kepalas, Kosto tepalas, kurio viename kampe bus pardavinėjama duona ir kitos Artūro prekės, o kitame mano pigiai supirkta užsienio produkcija – kvepalai, tepalai, ir dar kažkas. Užsidarant turgui, kraudamas prekes atgal į dėžes, netgi sugalvojau šūkį: duonos pirkit pas Artūrą, o pas Kostą naujovišką mundurą. Grįžau namo apie 7 vakaro. Vakarienį susitepiau buterbrodų ant Artūro kioskelėje pirktos juodos duonos. Įkvėpiau lietuviškos duonelės ir sakraliai laikydamas ją abiejomis rankomis sušnabždėjau: tu paversi Kostą turtingu. Pakalbėjęs su duonele, ją sukirtau ir viską užgėriau arbata, antrą kartą užplikęs arbatos kapšelį. Neilgai trukus patraukiau miegoti. Kadangi nebuvau pratęs taip anksti eit miegot, prasivarčiau iki pat 12. Įkirau žadintuvo, buvau pažadintas 3 valandą ryto. Vis dar jausdamas burnoje tą šventą duonelę, paskubomis skonį nuploviau juoda balzgana kava ir caizomis. Iki pirmųjų saulės spindulių likus keletai valandų, tą ankstų rytą stovėjau priešais pusrusyje įsikūrusią Artūro kepalo kepyklą. Iš lauko viskas buvo panašiau į staliaus dirbtuves, o ne į vietą, kurioje gimsta 95-mečio turgaus rinkiminiai apylinkiai taip garbinama duona. Užėjus į vidų, į nosį smarkiai žiebė, kaip koks smurtaujantis vyras, kepinių kvapas. Sveiki, aš Kostas, tariau apsimegojęs moteriai su to šleikščiai rožiniu žiurstu ir pageltusiu bei prakiurusiu maišeliu ant plaukų. Atvykau nuo Artūro. O aš kepyklos vedėja Daiva. Atsisukus burptelė nepatenkinta moteriškė plaukuotomis rankomis, plonais uziukais ir nykščio dydžio apgamu ant kaklo, kuris buvo taip pat plaukuotas. Dėk į žiurstą ir pirmin, mostelėjo vedėja į česnakinių prakaitų prasmirdusių žiurstų krūvą. Užsidėjau mėlynos spalvos Stimorol liemenę. Dar dabar turgeliuose jos nešioja mėsininkės. Ir prisiminęs armijos laikus, kai naujokai yra žemiau šūdus, žaibiškai prisistačiau vedėjai. Jeigu tokiais tempais dirbsi, tai anksčiau laiko Artūrą po kilpą pakiši, saktelėjo Daiva. Kodėl? Paklausiau basidėdamas pageltusi plaukų tinklelį. Bankrutuos, kaip tai kodėl? Burbėjo Daiva su smailais ūsais it pas Gomezą, tą tėvą iš Adamsų šeiminėlės. Kepykla po truputį užsikūrinėjo. Tas šlykščiai žalsvomis plytelėmis išklotas pusrusis panašėjo labiau į morgą, o ne į kepyklą. Kepyklos vedėja Daiva, savo veikloje taikusi tiek horizontalų, tiek vertikalų mobbingą, vedžiojo mane kaip žąsiuką po kepyklą ir pirštu badė į orą. Ten sudėtas raugas, rodė Daiva į kitame salės gale esančią bačką. Už durų sandėlis. Ten aguonos, cinamonas, miltai ir kiti dalykai, kuriuos tau praradus, būsi atleistas iš mūsų kepyklos. Panelė, kreipiausi pusamžę bobelę, aš sandėlininku ir nesiruošiu būt. Man Artūras sakė, kad gaminsiu bandeles. O Jėzau, gerai, tada pamokysiu, kaip minkyti tešlą ir atitaikyti receptūrą.
užvertusi akis tarė Daiva ir nusivedė į patalpą, kurioje jau įsijuosęs markavosi sulinkęs vyras su moterimi, atrodė maždaug 40, pavargę. Kepyklos vedėja Daiva nusivalė po nosimi kabėjusi snarglį vienu mostu, nuo riešo lygi pat smiliaus galiuko ir sukišo rankas į minkomą tešlą. Įdubusio akių porelė tiesiog stovėjo ir žiūrėjo, nesikišdami į kepyklos karalienės veiklą. Daiva paaiškino, kaip viskas daugmaž vyksta. Gerokai per greitai parodė, kiek reikėtų dėti cinamono ir aguonų. Paėmusi samadėlną iš sniego kastuvo pagamintą lyžę, kepinius įkišo į kitame salės gale buvusią krosnį. Taip ir kartosi nuo 4 iki 8 ryto. Apibendrino paprastą darbo dieną Daiva ir sukišusi pusę pirštų į nosį, išėjo iš mano naujo ofiso. Norėjau paprašyti, kad pakartotų arba leistų užsirašyti, bet kol susigrėbiau, jos jų nebuvo. Tai judu irgi naujokai? Paklausiau 2 žiurkesnukių, naujųjų mano bendradarbių. Šie nieko neatsakė ir puolė maigyti tešlą. Nenorit nešnekėkit, gūžteliau pečiais. Porelė dirbo lėtai. Po truputį mokiausi iš jų, ką jie daro. Į milijoną metų neplautą indą saujomis mėčiau ingredientus. Cukrų, druską, mieles ir visa kita. Tai, ką darė jie. Į savo atskirus indus supylėme pravėsusi sviestą, suvertėm miltus, suminkėm tešlą ir kočėlais ją iškočiojome kaip kokią gyvatę. Nepasakosiu aš čia jums pilno recepto, juk čia ne Beatos virtuvė ar to italo, kur juokingai šneka lietuviškai. Išraitėme bulkas, jas pašovėme į didelę orkaitę ir taip perdavėm darbą kepėjui. Tiesa, labai panašiam į tą aktorių Denny DeVito, kur su praplikusia salele ant galvos. Porelė be žodžių nuėjo daryti pertraukos. Tikriausiai išėjo lauką parūkyti. Pats rūkyti nedrįsau, tad patrypčiau bandelių raitimo patalpoje ir viskas. Pabandyk tu, blėt, kažką nupizdinti, pagrumojo pirštu iš niekur nieko išlindusi Daiva. Net Artūras nepadės. Grįžusi porelė pagyvėjo ir tempas didėjo sulig kiekviena tešlos gyvatė. Su iš veido išėjusiu bendradarbių tempu nebespėjau, todėl pats iš akies kūriau savo receptūras. Vienur miltų dėjau daugiau, kitur mažiau, tas pats ir su aguonomis. Dirbau nuo širdies, išsijuosęs. Blėt, kas čia per bibienę, blėt? Suriko kitoje patalpoje dirbęs kepėjas apie 7 ryto, likus maždaug valandą iki darbo galo. Alio, raitytojai, blėt? Kreipėsi į mus kepėjas, įkišęs galvą į mūsų patalpą. Kas buvo? Paklausiau. Jūs ten, blėt, spermos gal privarėte tas bandelės, blėt? Kurva, blėt, pažiūrėk, kokios išsipūtusios, jobani vrot. Kepėjas suvertė kepinius į šiukšliadėžę ir atsitraukęs parodė atliekų turinį mums. Iš pažiūros atrodė, kad bandelės būtų besilaukiančios ir tuoj sprogs. Mano pačio gamintos aguoninės pynės buvo 2 didesnės negu bendradarbių gamintos cinamoninės bandelės, o tos ištinusios Černobylio mutantės atrodė klaikiai. Išvaizda buvo labai toli nuo net 90-ųjų metų produkcijai taikytų prekinės kokybės standartų. Algi, nekvailiok, ištrauksim jas iš šiukšlinės ir nuvešim į vaikų namus. O jūs, brudai, lauk iš čia. Nuvijo mus kepyklos vedėja Daiva. Jeigu rytoj taip dirbsit, bus pizdakas, pažadu. Dingome iš vedėjos akiračio ir kepyklos prieigų, kaip kokie pavaikyti šunys. Po pirmos darbo dienos iš karto pradėjau darbą ant turgaus. Prekiavau šmutkės nuo 8:30 iki gal 5, o gal 6. Žodžiu, kol sargas sumastydavo, kad jau nebėra žmonių ir turgus užsidaro. Pirmoji diena dirbant 2 darbus nebuvo lengva. Dažnai lakščiau pas Gintarą iš samovaro išgert kavos su brendžiuku, kad neprisnūščiau ant prekystalio ir kad šalia besitrainiojantis vaikai neišdraskytų prekių. Tikėjausi, kad antroji darbo diena bus kiek geresnė. Bandelių raitytojų skyrus bendradarbiai su manimi vis dar nesišnekėjo. Kažką tarpusavį bumbėjo nesuprantamo, vos ne kažkokia čiabuvių kalba. Po pirmojo periokūro toj 40-mečių porelė užsikūrė ir vėl viską mokiausi tik tai iš jų judesių. Į klausimus atsakymų negaudavau, tad kopijuodavau tai, ką daro jie. Bandelių raitymo ir pinimo technika šlubavo. Pizdavojo kepėjai, šlavėjai, konditerės, vedėja Daiva. Blėt, raitytojai, o kas čia, blėt, per vidarai, nahui? Net urzgiai iš pykčio kepėjas, tiksliai apibūdinęs asimetrišką bandelę su cinamonu, kurios receptūroje vėl buvau padauginęs kepimo miltelių, dėl ko jie kepimo metu prarado savo pirminę formą ir pirminę, ką tik paminėtą bulvinį gaminį. Klausyk, Kostai. Tyčia pasivedė mane šalin vedėja, turėjusi Fridos Kalo piešiniuose atvaizduojama vieną antakį, panašų į Mazdos logotipą. Matau, tau nelabai sekasi čia pas mus. Piso protą jį antrąją mano darbo dieną, nesižvelgdama į tai, kad raitau bandeles bendrai gal 6 valandų.
Atleiskit, antra diena darbe, pralemenau ūsuotai pabaisai. Antrą dieną jau turėtų mokėti susukti cinamoninę bandelę ir padaryti taip, kad ji netrodytų kaip rūkytos dešros spiralė. Išbarė mane vedėja ir plaukuota ranka mostelėjo grįžti raitytojų skyrių, nevadinamą prakaitų prasmirdusią patalpą. Išpistas ir išpizdavotas prabuvau likusias ryto valandas ir nuvykau į turgų. Artūro tą dieną nepamačiau, todėl pratempiau vieną darbo dieną. Trečią dieną sekėsi jau geriau. Matyt, vedėja nieko Artūrkai nepasakė, nes jis turgelėje kaip atlygį atnešė man bandelių. Tiesa, ne mano rankomis darytų, nes šios atrodė tikrai gerai. Apie negebėjimą dirbti iš jo pusės net nebuvo kalbos. Rezimuojant, per dienas labai nusikaldavau ir net nesiprausęs griūdavau į lovą. Taip tęsiasi gal savaitę, nesiprausimas. Griūdavau miegoti kaip koks pensininkas 8 vakaro ir pakildavau apie 3 ryto. Po truputį įsivažiavau į darbo ritmą. Paryčiais tyloje minkiau tešlą su tyleniais. Ryte snūdavau turguje lygi pat vakaro, o prieš pat panoramą jau miegodavau. Net neturėjau laiko socializuotis ar lariokose grabinėti tetas. Prachaltūrinę savaitę pastebėjau, kad Artūro kepalą aplanko vis mažiau žmonių. Iš turgaus niekas nežinojo, kad dirbu rytais kepykloje, tad laisvai girdėjau, kaip visi pildavo šūdą ant mano gaminamų konditerijos gaminių. Kadangi bandelės buvo chrenovos, pasklido kalbos, kad visa produkcija prasta. Netgi iš po prekystalio slapčia pardavinėjamos kontrabandinės cigaretės. Kas nutiko, Artūrka? Paklausiau duonininko kažkurią tai dieną, nors nuo savižudybės gelbsinti saulutė spigino visiems į akis ir kėlė nuotaiką. Bibižin, mostelėjo šefas. Bobas kalba, kad neva suprastėjo gaminių kokybė. Ypač bandelių. Kaltinamai pažiūrėjo Artūrka. Jo, girdėjau, kad kepėjai skundėsi, jog miltai suprastėjo. Bandžiau sukti uodegą meluodamas. Na chrin znает. Gūžtelė pečiais Artūras, žiūrėdamas į kuklę kelių žmonių eilę prie savo kiosko. Blecha, lyg tai gera tų prekių kokybė. Bibi žino, kas ten jiem pasidarė. Šiaip Artūrka neviniodavo žodžių į vatą. Visada pasakydavo, kas negerai. Matyt, tikrai nesuprato, kas vyksta. O gal įvyko taip vadinamas drugelio efektas, kada kelių bandelių partijų supisimo veiksmas sudrebino visą Artūro kepalo imperiją. Pažadėjau savo, kad stengsiuosi atitaisyti visą situaciją, kaip tik įmanydamas. Atvyksiu darbą anksčiau ir reikalausiu, kad toji senių porelė man paaiškintų, kaip atitaikyti receptus ir normaliai viską susukti. Ėjo antra papildoma darbo savaitė. Buvo gal antradienis ar tai trečiadienis. Paryčiais, kaip zombis, nuvykau į po truputį bundančią kepyklą. Pavyzdingai apsiploviau rankas tam tikslui paruoštame kibire, užsitraukiau sietelę ant plaukų, užsidėjau prakaitų dvokinti žiurstą ir kibau į darbą. Susirūšiavau visus ingredientus, suradau popieriaus lapą ir kol dar neprasidėjo oficialioji darbo diena, iš atminties susirašiau, ką po ko daryti, palikdamas vietos receptūros užsirašymui. Po teisybei nežinojau, ką dėti. Visada būdavo toksai principas. Sauja šitų, kad jėdas paėmė, bobiška saujelė anų. O kas tie ir šitie ir anie, žinojo tik ta 40-mečių porelė. 4 valandą ryto, kada ir prasidėdavo darbo diena, porelė, užvirtusiais antakiais, dar nebuvo pasirodžiusi. 4:30 vis dar stovėjau vienas raitytojų skyriuje. Kostai, Įkišo galvą apgamuota vedėja. kodėl, blet, kepėjas be darbo turi smaukytis atsistojęs, Kur bandelės? Nėra naparnikų, skėsteliu rankomis. Bet tu esi. Davai prie darbų. Pirmiausia, cinamoninių pidisoką, o po to 100 agoninių. Padarysi šitos, po to gal dar bus užsakymų. Komandavo esesininkė Daiva. Bet aš vienas nemokėsiu, norėjau užbaigti, bet buvau pertrauktas. Blet, 2 savaitės dirbi, jau turėtum ir vienas sugebėt. Davai, raicyk bandziuškas, kitaip vaikai mirs iš bado, o plepios turgaus bobos nuvarys Artūro kepalą į bankrotą. Atsakė ji, lyg žinodama. Tie žodžiai, žinokit, smigo tiesiai į mano jautrią širdį. Nė už ką negalėjau sau leisti, kad per mane bankrutuotų toks duševnas vyras kaip Artūras. Turėdamas pakankamai pažinčių, anas galėjo padaryti taip, kad ir pats negalėčiau niekur stovėti ant turgaus, todėl turėjau pasistengti. Pradėjau kuistis savo smegenyse esančiose atminties stalčiuose. Apmaudu, bet apsimiegojęs Kostas buvo lygiai toks pat protaujantis, kaip eilinį penktadienį padauginęs patėvis, kumščiais mojuojantis priešais motiną. Neprisiminęs tikslios receptūros, pabandžiau improvizuoti. Iš artimiausio dubens pagriebau vieno, iš tolimesnio jau mažiau, o iš trečio dar čiučiut. Pagaminau tešlą, ją sukočiojau,
Padariau arklio varpos ilgumo gyvatę ir supjaučiau gabaliukais. Ištepęs kažkokiais lubrikantais, kad gerai suliptų, viską užbaršiau cinamonu ir palieptą pidisoką bandelių nunešiau kepėjui. Nu, blėt, gal ir geriau atrodys negu praeitą savaitę. Analitiniu žvilgsniu perverė žalius kepinius, tarė kepėjas. Grįžau prie darbastalio ir pradėjau pinti aguoninės bandeles. Tešlos receptą padariau vienodą. Viską supyniau ir kukliai pabarščiau aguonomis. Šių dubenyje buvo mažokai. Nuėjęs į sandėlį pamačiau, kad jų visai nebuvo. Nu ir maja bibis, padalinsiu šitą ant viso 100. Pasakiau savo ir kukliai trupinau aguonėles ant pinučių. Suviniojęs 100 tokių raizgalinių pastebėjau, kad pirmosios mano apibarstytos buvo gana dosniai, o paskutinėms teko gal po 5 aguonėlės. Pastarosios atrodė tiesiog kaip bulka su ropojančiais vabaliukais. Nenorėjęs girdėti pašaipų, ištaikau progą, kada kepėjas išėjo parūkyti ir bandeles pats pašoviau į krosnį. Laisvą nuo užsakymų laiką praleidau keikdamas vadovybę, kad neužsakė aguonų ir tos supistus naparnikus, kad neatėjo į darbą. Kas tai, blėt, ateik čia nahui, blėt. Subaubė kepėjas kažkur iš kito galo. Pasitaisęs tinkliuką ant riebaluotų plaukų, nuėjau pas jį. Blėt, pasižiūrėk nahui. Pas mane, blėt, pataluose blakių daugiau negu šitose bandelėse aguonų. Net nesišaipė, o tiesiog grumojo pirštų jisai. Nu va, matot, o dar jūs skundžiatės savo bendradarbis, kad nemoka žaisti stalo futbolo, arba bendrauti, arba ofiso virtuvėliai paliko trupinių, ar bibi žino, dėl ko ten tas jaunimas skundžiasi. Eik, tu blakė, blėt, neiškentęs tariau. Kaip aš tau padarysiu normaliai, kai nėra supistų aguonų? Kaip tai nėra, joba nevrot? Kur buvusi, kur nebuvusi, įsikišo sniegžmogė vedėja. Gyvakar atvežė pilną statinę aguonų. Buvo kibirai supiltos aguonos iš viršų žiklio, ramučių, o dar pusbački supylė iš arlaviškių. Taigi Arturka visą pernykštį derlių iš kaimiečių pats suvežė. Turėjau užtek bent 3 mėnesiam. Mat, va jau nejaugi tu čia nagus prikišęs. Įtariai žiūrėjo padla vadovė. Nieko aš nežinau, atėjau čia prieš 4 valandą. Aguonų buvo tikrai pusė taziko, nedaugiau. Teisinausi. O kokio chujaus tau ateiti darbą prieš darbo valandas? Putojosi vedėja ant viso mūsų cecho. Nu, norėjau pasiruošti darbo dienai, atitaikyti receptūras ir panašiai, tariau susirinkusiam ir burbančiam kolektyvui. Tavo laimė, kad aguoninių bandelių nebereikia. Marš daryti cinamoninių, po to išsiaiškinsim, padugne. Rodė valdžią, nepabijojusi to žodžio šliundra vedėja. Likusi laiką, iš baimės suraukęs anusą, kiek įmanoma geriau, mėginau vynioti cinamoninius sūkurius, bet iš jaudulio sekėsi, žinokite, nekaip. Padrikai dėliojau ingredientus, maigiau tešlą ir stengiausi spėti į turgelio atidarimą, nes jau buvo prieš 8. Nunešiau cinamoninius skanėstus kepėjui ir puoliau tvarkytis darbo vietos ir skubėti į turgų. Kol susitvarkiau, bandelės buvo iškepę, tad nori nenori, turėjau išgirsti kepėjo komentarą. Eik tu na. Net neužbaigė keiksmažodžio kepėjas, kai pamatė išraitytas, cinamonų padengtas, keptas spirales. Ką tu čia, blėt, per piramidės pagaminai? Lingavo galvą kepėjas į šonus ir parodė kepinius. Cinamoninės bandelės iš tiesų panašėjo į piramidės, matytas enciklopedijose. Nu, Cheopse, piramidžių kūrėjau, žiūrėk, kad atsirastų aguonos. Prie durų mestelėjo vedėja Daiva ir lūpų pagalba cigaretę permetė į kitą burnos pusę. Prikačiagarinus, ant sykio sutraukė cigarką iki pusės. Nuvykau į turgelį vos neprisišykęs iš baimės. Vėluodamas į turgų, puškuojant, susikroviau savo prekes. Iš netoliese esančio Artūro kepalo išėjo ir pats šefas Artūras. Ėjo tiesiai pas mane, suraukęs kaktą. Sveikas, Artūrka, tariau ir nusišypsojau lyg niekur nieko. Anuomet žmonės nebuvo taip apsikarstę telefonais, todėl įtariau, kad geriausiu atveju apie mano chaltūrą Artūras sužinos tik per pietus. Žinok, tavo tie 2 bomžai neatėjo į darbą šiandien. Bandelės vienas turėjau daryti, įsivaizduoji? Nu, kur aguonos, blėt, pidarė nahui. Stvėrė mane už kerklės Artūras ir kartu griuvome ant mano prekystalio. Tam 2-metriniui duonos kepalui ant manęs užgriuvus, net laikė ir pats stalas su dišovom šmutkiam, todėl abu atsidūrėm ant žemės. Turgus po truputį pradėjo rinktis aplink mus. Jų nebuvo iš pat ryto, Artūrai. Švokščiau už po geležinio Artūro gniaužtų. Daiva sakė, kad pirmas atėjo į darbą ir nupisai aguonų bačkas. Purtydamas mane už džinsovkės atlapų, sakė Artūras, turgaus priekeivio apsuptyje. Ne, aš tikrai, gerklės atgniaužimo momentais dūsdamas atsakiau. Aš juk mašinos neturiu, negi tas bačkas ridensiu iki pat Šilainių. Mėginau aiškintis. Ko žiūrit, blėt, visi nahui? Atsisukęs į žiūrovus, pasakė Artūras. Von pardavinėt skudurų, blėt, nahui, nelyskit, kur nereikia. Turgus pardavėjai nusisuko ir toliau ėmėsi savo veiklos.
Tokių reikalų tvarkymo mūsų turguje yra buvę ne vienas. Pasinaudojęs Artūro distrakciją, kirtau jam per alkūnės ir pakaušiu trenkiau į smakrą. Tikrai nenorėjau atrodyti silpnesnis šioje kovoje. Artūras šiek tiek susverdėjo, todėl nusprendžiau pasielgti netiškai ir spirti jam įsiklydęs. Šefas buvo greitesnis ir pagavęs mano koją, stumtelėjo mane žemėn ir užsilipęs ant viršaus, kaip koks gėjus, pradėjo mane skaldyti antausiais. Ach tu bledina, blėt, aš tave bulkom išeriu, o tu mane ne tik apipizint, blėt, nori, bet dar ir šakojas? Retoriškai klausė mane smaugdamas. Turgaus diedai pamatė Artūro įtūžį, šiaip ne taip, jį nutraukė nuo manęs. Artūrui laidant prakeiksmus, man buvo suteikta pirmoji būtina pagalba - nuvalyta krauju srūvanti nosis ir pykčio ašaros. Diedai ir bobos pradėjo aptarinėti konflikto priežastis, bet siekiant numalšyti šį konfliktą, buvo pasitelktos diplomatinės priemonės. Buvome įleisti į sargo būdelę pasikalbėti ir išsiaiškinti be pašalinių akių ir ausų. Kostai, jobani vrot, blėt, kas tau pasidarė? Blecha, nu atrodo pasiūliau darbą, bandelių, o tu, blėt, vagi iš manęs. Kartojo tą patį per tą patį Artūras. Ne aš pavogiau tas tavo aguonas, prisiekiu, kalbėjau per nosį, nes šnervės buvo pilnos kraujo krešulių. Tėviškai nusišnipšiau viską į delną ir nusivaliau į kelnes. Nu tai kas kitas, jeigu ne tu? Tu gal vedėja Daiva? Pats paklausiau Artūro. Gi ji iš pat pradžių man grasino, kad išmes iš kepyklos. Baigtų, Daiva gauna daugiau pinigų negu tos degonos bačkos, atkirto Artūras. Nu tada tie chroniai, tie mano naparnikai, atsakiau. Blėt, jie net neatėjo į darbą, užgėrė. Dar kartą atrėmė mano argumentą Artūras. Nustok kaltinti kitus, grąžink aguonas ir vsio atsiskaitė. Galėsi ramiai išeiti iš chaltūros ir mūsų keliai nesusikirs. Galbūt net galėsi ir toliau turguje prekiauti. Tarė Artūras ir išėjo iš sargo būdelės. Bet Artūrai, aš neturiu tavo aguonų. Sudėjęs rankas jam pasakiau išeinant. Parodyk dantis, paliepė Artūras. Nagi, ko žiopsai, blėt, išsišie, blėt, parodyk šypseną. Keistai besijausdamas, išėpiau dantis Artūrui. Blėt, viskas aišku, jobanas melagis, mosavo galvą iš šonų šefas. Kostai, tavo dantis aplypė aguonomis. Neslėpsiu, tas buvo tiesa, nes prieš išeinant vieną aguoninę bandelę pavogiau. Pagalvojau, kasgi čia tokio. Bet Artūrai, palauk, bandžiau aiškintis. Jokių bet, grąžink aguonas ir pamiršim viską kaip blogą sapną. Paliepė Artūras ir grįžo į savo būdelę Artūro kepalas, iš kurio žmonės išeidinėjo tuščiomis. Beje, iškišo galvą Artūras. Už šitas geometrinės figūras turėsite dirbti, pasakė Artūras ir rankose pavartė cinamoninių bandelių draiskanas, panašias į kažkokį sumaigytą kubą. Likusi dienos dalis praėjo nekaip. Turgiečiai bruzdėjo aplinkui, žmonių turguje buvo mažai ir tądien Artūro kepalas taip pat nesugeneravo didelių apyvartų. Ištinusią nosimi prastovėjo ant turgelio visą dieną ir uždirbęs tiek, kiek pravalgau, baigiau darbą anksčiau. Susikrovė šmutkės, jas karučių nuvežiau pas Roškės mamą, saugojančią mūsų produkciją. Nusiminęs ir pažemintas, patraukiau namo. Grįžau iš Šilainius, nuleidęs galvą, įėjau į aktyviai rūkomą 9-aukščio laiptinę ir pasukęs link lifto buvau užpultas. Du skustagalviai jaunuoliai stvėrė mane už gerklės ir prispaudė prie elektros skydinės. Einam namo, parodysi būtą, paliepė jie ramiai, lyg tai būtų eilinis jų darbas. Jiems tai buvo taip paprasta, kaip man susukti bandelę arba parduoti porą importinių lakierkų. Mes nuo Artūro. Kurva, supisti torpedos, pamaniau ir nieko nesakęs nuvedžiau juos į butą. Nejaukioje tyloje užkilome į 7 aukštą liftu ir atrakinęs dirbtinę odą apmuštas duris, įleidau juos į vidų. Norėjau pasakyti, kad gali batų nesiauti, bet susilaikiau. Nu, dabar sakyk, kur aguonos, vafli, paliepė torpedas. Nuvedžiau juos į virtuvę. Virtuvėje atitraukiau stalčių ir iš jo ištraukiau mažą sloiką aguonų, kurie turbūt buvo pasibaigę išgaliojimo dar prie rūso. Oi, tu šposnikas, blėt, tikras Orlauskas, nahui. Kirto po antausi torpedos ir ėmė kraustyti butą, lyg darydami kratą. Bradegos išdraskė viską. Stalčius, spintas, sekcija. Vietoje to, kad ieškotų sunkiai paslėpiamos aguonų bačkos, jie apvertė namus aukštinkojomis, kad mane įbaugintų. Kaip mačiau iš verčiamo buto, jie buvo mėgėjai pasikuisti svetimame turte. Daug tame bute nebuvau užgyvenęs. Bute, dabar atrodančiame lyg po karo, torpedo žiūrėjo, ką čia būtų galima pavogti ir prie ko prisipysti. Priminsime Artūro žodžius. Grąžink aguonas, arba bus pizdauskas. Paliepė torpedos, laikydami po pažastimi kai ką, kas priklausė man.
Kratos metu jų lobis buvo mano žurnalų tik vyrams kolekcija su apnuogintomis moteris. Nu vyriokai, nu blet, bent žurnalus palikit, paprašiau jų. Kaip atsakymą, išgirdau buto durų trinktelėjimą. Visa laimė, kad netikrino matraso, nes jo viduje slėpiau kelius šimtus dolerių santaupų skirtų investicijoms į verslą. Tiesa, kaip matot, nesėkmingą verslą, kas ir privedė prie visos šitos situacijos. Buvo 7 vakaro. Svarsčiau, ar mėginti atversti būtą atgal į stadiją, kokia jisai buvo prieš jaunųjų torpedų vizitą, ar eiti miegot ir pamiršti šiandienos įvykius. Dėl visako patikrinau matrasą, ar nerado jame paslėptų dolerių. Nerado. Nusprendžiau eiti miegoti. Užsirūkęs virtuvėje vienomis glaudėmis, greitai sulaukiau beldimo į duris. Nuo kratos buvo praėjusios gal 15 minučių. Kas ten? Paklausiau, nes akutės duryse nebuvo. Dėl visako akis ieškojo kelnių, jeigu svečią reikės įleisti. Artūras, įleisk. Įsakmių tonų paliepė kepyklos ir turgaus kiosko viršininkas. Duris, aišku, pravėriau atsargiai. Artūras įėjo į mano sujauktus namus. Praplėtė šnerves, įkvėpė uždūsusio, arba kitaip sakant, firminio mano namų kvapo. Jo akis lakstė po išvardytas spinteles, numestų žemėn tėtos paliktus tarybinės enciklopedijos tomus. Greitu, sėkmingo 90-ųjų verslininko žvilgsniu įvertino kratą ir atsisuko į mane. Tiesa, jau stovintį su kelnėmis. Klausyk, nebereik man tavo išsipisinėjimų, Pradėjo Artūras. Sakyk, blėt, kur aguonų bačkos? Nu, Artūrai, bičiuli, nu aš tikrai jų neturiu, gražiai atsakiau. Kaip tai neturi, blėt? Jeigu tave matė vedėja su kepėju, kai ryte prieš darbą rydienai bačką kažkuris labotkės gilumą, Atskleidė Artūras. Blėt, mano torpedos net tavo rūsį patikrino, niekur nieko neranda. Nu, Artūrai, aš tau dar kartą sakau, aguonų aš neėmiau ir jos tikrai ne pas mane. Sakiau sienomis, nes Artūrka nesiklausė. Jobani vrot, už tas kaimiečio aguonas aš tiek dolerių paklojau, kad tu kelis mėnesius turi besipurtdamas stovėti ant turgaus. Klausyk, o su kuo tas plaukuotas šuo ir kepėjas tau sakė, kad aš buvau ir įvykdžiau tavo vagystę? Koks plaukuotas šuo? Nesuprato Artūras. Nu, vedėja Daiva. Pasak jų, su kuo aš įvykdžiau vagystę. Abi bižin sakė, kad buvo dviese. Abu netikusiai nunešėt bačką, o kai pavargote nešt, ridenot. Nu, matėsi, kad mėgėjai. O tau nekyla klausimų, kodėl vedėjas su kepėju nieko dėl to nepadarė? Kodėl jie nestabdė? Permaščiau garsiai. Blecha, o ką tu padarys vargšė moterėlė ir tas storuliukas kepėjas? Gynė jos Artūras. Kaip tai ką, sustabdys, blėt? Iš viso, Artūrka, kaip tu jais gali pasitikėti? Nėra jokio įrodymo, kad ten buvau aš. Ką jie patys veikia prieš darbo valandas? Kodėl niekas kitas nepamatė? Kaip aš neva pavogęs aguonas pats galėjau pradėti darbą ir būti jame pats pirmas? Priedo, atėjusi darbą, kol nepasakiau, kad trūksta aguonų, man niekas nieko nesakė. Nu, blėt, tai gal jie, blėt, bibi žino. Artūras ieškojo žodžių, kaip Daiva ir kepėją išteisinti. Tai tu, noriu pasakyti, kad, čia jie ir nupiso tos aguonas. Artūras atsakė grįždamas į realybę. Nežinau ar jie, bet įtariamųjų sąraše turiu dar kelis asmenys. Leis man padirbėti pas tave kepyklui porą dienų ir išsiaiškinęs, parodysiu tau kur aguonos su visais įkalčiais. Atsakiau kaip iš filmų, lyg būčiau koks detektyvas Dumauskas, nors teisybę pasakius, net neįsivaizdavau, kas galėjo būti tas vagis. Jaunimėli, tik prašau nepagalvokit, kad jūsų laukia koks papigeiskas detektyvas ar dar kas. Tiesiog pasakoju tikrą istoriją iš tų laikų. Kostai, Atkutęs kreipėsi Artūras ir broliškai apkabino. Atsiprašau, kad apkaltinau tave. Dieve, tie pinigai man tikrai pradeda sukti galvą. Einam, Artūrai, išgersim po burnelę ir už poros dienų aš tau pateiksiu visą informaciją apie vagis. Užtikrintai pasakiau ir į puodelį šliūkštelėjau likusio konjako. Su Artūru parūkėme mano virtuvėje, visą tą laiką praklausiau jo atsiprašymų, koks jis buvo aklas ir panašiai. Įpyliau dar po burnelę ir išlydėjau Artūrą atsiprašantį ir meldžiantį surasti aguonas. Nesitvarkęs, griuvau į lovą ir paskutinė mintis prieš užmiegant buvo, blėt, o tai kaip aš surasiu tos aguonas ir vagis? Naktį susapnavau visokius detektyvinius filmus ir prabudęs nuo krešuliais užsikimšusios nosies žadėjau, kad susapnuotą metodiką panaudosiu ateinančių dienų tyrime. Atsikėliau įprastai. 3. Į darbą nuvykau šviežiamis smegenimis matyt todėl, kad iš vakaro nebuvo per daug prigerta, arba dėl to, kad pasiryžau išnarplioti aguonų vagystę, nuo savęs numetant visą atsakomybę. Į tą pusrūsį įžengiau užtikrintų žingsnių. Ramiai apsirengiau savo specovkę, turgaus bobo žiurstą ir riebaluotą setelį ant plaukų.
Nu, jeigu, blėt, tos bandelės bus tokios kaip tavo nosis, nu, blėt, gali net nevynioti ir pizint namo, nahui. Perspėjo kepėjas, šaudamas į krosnį duoną. Klausyk, jeigu nenustosi komentuoti, tai sudeginsiu tave tame pačiame pečiuje. Nukirtau neapsikentęs. Blėt, kaip tu drįstas žydų kilmės? Išsprogdino akis kepėjas. Nu tai gerai, reiškia nesvetima bus. Pasakiau labai negražų antisemitinį jokelį, kuris beje buvo ano laikmečiu labai naudojamas. Ja, blėt, aš tave į teismą paduosiu, nahu. Mano didukas buvo Rosenbergeris. Ir jis ne dėl to, blėt, kalėjo vokiečių stovyklai, blėt, kad tokie nemokšos tyčiotus iš mano kilmės. Klausyk, šūdo gabalė, dabar sakyk, kur nupisai aguonas? Prierėmiau prie sienos išsigandusi kepėją. Išsigandęs kepėjas mykčiojo, kad nieko nežino ir meldė, kad jį paleisčiau. Sudavus lengvą smūgį į kepenis, jis suinkštė. Išgirdusi šurmulį, įėjo vedėja Daiva. Nu, geriausias bandelių kepėjau ir sukėjau ir dar vagie. Kas tau taip nosį pagražino? Ar nebus pačio Artūro darbas? Išsišiepusi paklausė vedėja. Klausyk, šlikštinė, neapsikentęs tariau. Nosis kaip nosis, bet tamsteliai, tai jau senai būtų laikas paimti peiliuką į rankas. Pažiūrėk, blėt, kaip atrodai. Duriu pirštu į apnuogintas jos rankas. Nieks manęs neižeidinės šitoj patalpoj, supratai? Užkudakavo perekšlė. Geriau gražintų magonų bačką Artūrui, tuomet bus proga tave atleist, o ne ieškot tavo lavono. Pašau nahui, blėt. Nukirtau apžėlusiai vedėjai ir atkišau špygą. Tiltų deginti nebijojau. Atėjau dirbti ne tam, kad užsidirbčiau, o tam, kad išnarplėčiau nusikaltimą ir nusimesčiau kaltę. Įniršęs įėjau į bandelių raitimo patalpą ir nusiteikiau dar vienai sunkiai darbo dienai gaminant bandeles, bet jos viduje jau plušo mano naparnikai. Šiedu girdėję kipišą už durų, žiūrėjo į mane atsargiai. Su pykčio akise pažiūrėjau ir į juos. Kostai, atleisk, kad vakar nebuvo, mes sirgom. Kažkaip laužytai, Pibi žino kaip kažkoks robotas, pasakė porelės vyras išpuvusiais dantimis. Jo moterėlė irgi šyptelėjo, apnuoginusi aptrupėjusius rudus priekinius dantis. Koks dar sirgot? Jūs, blėt, įsivaizduojat, kiek man reikėjo iškęsti vakar. Per jūs visus buvau apkaltintas agonų vagystė iš sandėlio, o šituos, tešlos šūdus, turėjau vynioti vienas. Jiedu atsargiai pasižiūrėjo vienas į kitą ir iš kažkur atnešė pilną dubenį agonų. Ta pati, kuris vakar buvo tuščias. Detektyvui Šerlokui Dumauskui viskas pasidarė aišku. Šiaip, kaip prisimenat, ta pusbomžių porelė nebuvo iš šnekiųjų, bet šiandien jiedu buvo ypatingai tylus. Suraukę šiknas net nebumbėjo kažkokia sava kalba, net tarp savęs. Ištaikiau momentą, kada vyras buvo išėjęs ir paprašiau išpuvusią dantės jo gyvenimo palidovės padėti man iš sandėlio atsinešti bačkutę miltų. Toji sučiaupusi lūpas bandė skleis kažkokius garsus, pirštus rodydama į nugarą. Grįžus vyriškiui, paprašiau jo to paties. Iš sandėlio parnešėm statinaitę miltų ir vyriokas pasakė, kad jam labai skauda nugarą. Vagystės dalyviai iškėja. Verta paminėti, kad sandėlyje nebuvo atsiradusios aguonų bačkos. Dirbti porelė neskubėjo. Stengėsi raityti bandeles tokiu greičiu, kad ir aš spėčiau pasivyti. Kepėjai nunešius bandelių rinkinį, jis tik padėkojo ir atsargiai šyptelėjo, bijojęs gauti į dantis. Vedėja Daiva irgi nekišo nosies į ne savo reikalus. Diena praėjo ramiai. Turgelyje Artūras buvo lyg niekur nieko. Atnešė mano paties darytų bandelių kaip kyšį už patirtą fizinę skriaudą, o turgaus stalius Algis spėjo suremontuoti mano prekystalį. Kepinius priėmiau maloniai, bet po teisybei nebegalėjau juos žiūrėti, buvau jau jų atsivalgęs. Retsykiais pasidarydavome ir šiek tiek daugiau bandelių tam, kad kepykloje dirbantieji jų galėtų parsinešti namo. Nors kepyklui nebuvau labai mėgstamas, pyzdinti iš darbo leido ir man, juk visi darėme tą patį. Likusi dienos dalis nebuvo kažkuo ypatinga. Artūras skundėsi, kad žmonės pas jį nebeina, duonos kokybė suprastėjusi, o turguje sklinda kažkokios nepagrįstos kalbos apie Artūro kepalą, neva kažkas apsinuodijo. Sekančią darbo dieną porelės ir vėl nebuvo. Kepėjas, matyti išsigandęs mano veide klaidingai išvelgiamo antisemitizmo, nedrįso man priekaištauti. Tuo tarpu augalotojų vedėja turėjo ką pasakyti. Klausyk, šūdo gabalė. Atvertė visas šios dienos bendravimo kortas ji. Kad aguonas pavagiai, tai jau čia tavo ir Artūro reikalas. Pabandyk tu man šiandien, blėt, blogai suvinioti bandeles. Aš tave verdančio aliejum nuplikysiu ir man vienodai, kas man bus po to. Šiandien labai svarbi diena. Grumojo pirštų vedėja. Kas per reikalas, moterė?
Šiandien mano Vytuko gimtadienis mokykloje, todėl mokykla užsisakė specialią partiją cinamoninių bandelių mokytojams. Nu tik pabandyk tu man supist viską tokią progą. Daivutė atrodė susikrimtusi. Pasiskubink gamint. Bandelės į Raudondvario gimnaziją turi atkeliauti karštos, kaip kunkuliuojantis aliejus, paruoštas pilt ant tavęs. Sakai Raudondvario? Tariau pats savo ir išsišėpiau. Jeigu jaunimas prisimins kažkada senai parašytą Dumausko istoriją šokiai, turbūt atgamins kokį santykį turėjau su Raudondvario kaimu. Pasiskaitykit patys, jeigu nežinot. Per vakar spėjau užsirašyti receptūras iš bendradarbių. Visą eiliškumą taip pat greit atgaminau, bet to neprireikė. Prisiminęs mokyklos laikus, pajutau kerštą raudondvariakams. Prieš maigant tešlą gerai išsituštinau, atsainiai nusivaliau rūdoje ir net nenusiplovęs rankų, saujomis grėbiau ingredientus ir išmatomis atsiduodančiais pirštais minkiau tešlą. Pasikiosiau geras 3 paras neplautą tarpkojį ir dadėjau šiek tiek Dumausko DNR. Nuo spintelės rankomis nubraukiau dulkes į ingredientų mikstūrą. Pajuodusiomis panagėmis išmaigęs tešlą, ją tyčia numečiau ant žemės ir kelis kartus sutrypiau. Kai jau sukinėjau cinamoninės bandeles, kiekvieną pavaišinau 10 metų rūkančio vyro rytinio skreplio porciją. Va taip aš norėjau pagelbėti vedėjai Daivai ir atsikeršyti amžiniems mokyklos laikų priešams, Raudondvario gimnazistams, neatsižvelgiant į tai, jog tenais nieks nebesimokė iš anų laikų. Prieš šaunant bandeles kepti, kepėjas pritariamai linksėjo. Bandelės buvo gražiai susuktos ir turėjo iškepti tvarkingai. Atlikęs užsakymą, pabaigiau darbą ir šiek tiek po 8 jau trepsėjau prie turgaus. Kostai, labas rytas. Prie turgaus vartų mane pasitiko Artūras su savo džipu Lada Niva. Davai, apmokėsiu aš tau šiandien šiek tiek dolerių, važiuojam, biški pagelbėsi. Kas per reikalas? Paklausiau norėdamas išsiaiškinti, bet pagavau save jau sėdinti į Nivą. Niekur mieste nėra agonų. Važiuojam iki kaimiečio. Reikia dėl tų agonų susitarti iš anksto ir pasiūlyti gerą kainą, tarė Artūras. Visos torpedos užimtos, tad dėl vaizdo bent reikia kažkokio vyrioko. Važiuojam, davai. Šiaip niekada netrodžiau kaip jaunasis torpeda, gal tik trumpai kirpti plaukai ir veido bruožai klasifikavo mane kaip galimai konfliktus linkusi asmenį, bet šiaip žinokit, niekada nepretendavau tapti reketininku ar kažkuo, ką įmanoma panaudoti įbauginimui. Blet, tavo tie naparnikai vėl užgėrė, kaip sakė Daiva, pasiskundė Artūras. O kaip tau reikalai su mano dingusiomis agonomis? Greitai bus atsakymas, Artūrai, tariau ir užsirūkiau jo mašinoj, net neatsiklausęs. Žiūrėk tu man, tėviškai pamokė jisai. Tavo darbas dabar bus toksai. Sėdėsi mašinui ir žiūrėsi savo buką šypseną pro langą. Va, būtent šitą, tarė Artūras, mano širdį nusišypsojus. Kai tave atsisuksiu korpusu, tu išlipsi iš Nivos ir žiūrėdamas į ūkininką užsirūkysi. Nieko ypatingo daugiau nereikės daryti. Nieko ypatingo ir sunkaus čia ir nebuvo. Nuvykome pas vieną ūkininką į Viršužiglį. Chazeinas, kaip jį pavadino Artūras, plėšikas ant kainos, todėl retsykiais jį reikėdavo paspausti įvairiais metodais. Aguonos dar žydėjo, bet tiekėją reikėjo rasti jau dabar. Ūkininkas iš karto išėjo iš savo namo, purtydamas galvą. Važiuok atgal, Artūrai, nieko nebus. Girdėjau pro pravirą langą ūkininką. Tai kad aš tau dar nepasiūliau kainos, atsakė jam Artūras. Nėra aguonų, jobani vrot, piktelio Viršužiglio aguonininkas. Kaip tai nėra, einam, pats pasižiūrėsi. Mostelėjo ūkininkas savo aguonų lauko link. Tik nieko tu nepamatysi, visas aguonų galvutės nupjaustė. Einam, pamatysi pats. Artūras gestų parodė pasėdėt ir pats nuėjo su ūkininku už daržinės į milžiniškus plotus. Po gerų 15 minučių grįžo susierzinęs. Kurvos bilėt supisi narkomanai nahui nupjaustė galvutės, košė per dantis Artūras. Nahui jas pjaustėt, paklausiau. Bilėt, kol aguonų galvutės dar jaunos, narkomanai surenka visas jas ir gaminasi širkę. Jas prapjovė, surenka aguonų skystį ir daros narkotiką. Davė įvadą Artūras. Pirmą kartą girdžiu, atsakiau nustebęs. Taip, nesi prasibadęs. Čia jau dugne esantis, žinok, tik taip ir daro. Nieko nuostabaus. Gaila, kad blėdinos nenupjauna poros galvučių. Kai pradeda rinkti, tai visą lauką, atsakė susinervinęs Artūras. Keistas dalykas, bet ūkininkų aguonų galvutės buvo nupjaustytos ir Arlaviškėse, ir Ramučiuose. Matyt, narkomanams buvo pats darbymetis. Artūras susinervinęs visą kelią ligi turgaus, pratylėjo ir maždaug tik po pietą atsidūrėme turguje. Kostai, privalai surasti mano aguonas, kitaip mano verslui pizdauskas, gražiai pasakė Artūras. Pinigų prašyti nedrįsau,
todėl linktelės išlipau iš sovietinio visureigio. Dirbti dėl kelių valandų nebuvo prasmės. Parvažiavau namo ir grįvau į lovą miegoti, svarstydamas apie aguonų vagis. Vagių portretas po truputį ryškėjo. Sekantį rytą kepykloje buvau pasitiktas vedėjos Daivos. Ši pirmą kartą atrodė laiminga ir grakščiai priėjo prie manęs. Na žinoma, kiek ten ta pusamžė bobelė ir galėjo būti grakšti. Bandelis? Buvo kažkas fantastiško. Bravo, Kostai. Išsišiepus, besitampydama pasakė vedėja Daiva. Visos mokytojos tiesiog laižėsi pirštus. Bravo. Pasakė nauja draugė. Beje, pakontroliuok tu savo tos kolegas. Blėt, kažkokie man jie neaiškus. Vedėja perkelė dūchinimo bangą ant mano naparnikų. Bandelių raitimo patalpoje trynėsi mano du bendradarbiai, suvargę ir išėję iš veido. Moteris buvo su pigiais akiniais nuo saulės, pilnai neuždengiančiais, po akimi slepiamos ryškios mėlynės. Kur jūs vėl vakar buvot? Kodėl aš vienas turėjau dirbti? Supykęs rytinis Kostas paklausė. Gydytojus. Rodė į nugarą bedantis bendradarbis. Kas čia lotyniškai ligos pavadinimas? Paklausiu. Ne, reikėjo gydytis. Mojavo galva bedantis. Gydytis? Paklausiu bendradarbio ir šis iš laimės, kad jį supratau, apnuogino savo puliuojančias dantenas. Abu? Paklausiu iš aukštai, kaip koks pamainos viršininkas. Bėdžius linktelėjo, ryškiai meluodamas. Gerai, dabar marš prie darbų. Paliepus už mane ilgiau dirbantiems bendradarbiams, šie kažkaip sutiko su mano viršenybė ir gestais paprašė parūkyti. Grįžę puolė dirbti net išsijuose, ko ne dvigubai. Pats nei bandelės nesusukau, visą laiką stebėjau juos kaip tikras detektyvas. Pabaigęs rytinę savo antrojo darbo pamainą, į turgų neskubėjau. Palaukiau, kol tie du išeis pirmieji. Palikę kepyklos teritoriją, abu klibinkščiavo. Matyt, tariamas nugaros skausmas buvo persimetęs ir į kojas. Laikydamas padorų, kokių 100 metrų atstumą, juos sekiau iš paskos. Smalsavau, kur jie gyvena. Mano bendradarbiai pusbamžiai gyveno visai netoliese buvusioje gyvenamųjų lūšnų gatvėje. Sekiau juos ilgai, dėl jų ilgo ėjimo. Laukdamas, kol šie du paeis kokį 50 metrų, svarsčiau, kaip jie nustovi tas 4 valandas kepykloje. Priėjome suklypusį medinį namą ir bendradarbiai kažkur dingo. Prislinkau prie supūvusios griuvenos įdubusių stogų. Išgirdau bruzdėsi griuvėsių viduje, tokį, kaip ir puodų skambinimą, kažkokį baladojimą. Kiek pastovėjau prie namo ir pamačiau, kaip pro aptrupėjusi kaminėlį dangun pradėjo kilti dūmai. Atsargiai priėjau prie sukapoto lauko durų. Jos nesivarstė. Norint jas atsidaryti, tiesiog reikėjo perkelti duris į kitą pusę. Nebuvo vyrių. Girdėjau tą jų čia buvišką bendravimą, tą bumbėjimą ir nutariau žvilgtelti į vidų. Prireikė šiek tiek laiko, kol akis apsiprato prie tamsos, nes langai buvo uždangstyti čecholais. Kvapas priminė šiukšlyną, o vaizdas buvo nepakeliamas. Ore taipogi maišėsi agonėlių kvapas. Ajobani vrot, narkomanai. Gailiai cypteliau, pamatęs atbėgusi mane pasitikti murziną vaiką. Slapčia pasekęs savo bendradarbius, atsidūriau tikroje narkomanų landynėje. Beveik sugriuvęs namas atstojo bendradarbių porelį namus, tik kažin, ar jie buvo tikrieji būsto savininkai. Medinės sienos buvo išpuvusios. Lauke pūstelėjus vėjui girdėjau, kaip viduje braška visa konstrukcija. Išdaužyti langai buvo apdangstyti čecholais, matyt dėl to, kad niekas nelystų į vidų. Stovėdamas šiukšlėmis apverstame koridoriuje, buvau išgąsdintas atėjusios nargliaus, kokių 4 metų vaiko. Pamatęs mane, jis iššiepė tokius pat išpuvusius dantis, kokius turėjo ir jo tėvai. Jis, ar tai ji, dar nešnekėjo, nors pagal amžių jau turėjo mokėti tai daryti ir keiktis bent jau baziniais rusiškais keiksmažodžiais. Andžela, blėt, kas ten, blėt, krepždan, blėt. Pasigirdo maniškis bendradarbis iš supuvusio namo galo. Eik, blėt, pažiūrėk nahu, blėt, nes, blėt, gausi per ausį, atvičiaju, blėt, eik, blėt, nahu. Sulig šiais išgirstais žodžiais atsargiai išėjau iš tos šiukšlėmis ir aguonomis pradvisusios lūšnos. Slinkau per apleistą kiemą lėtai, bet užtikrintai. Nenorėjau būti pagautas šniukštinėjantis svetimus namus. Pro suklypusio namo plyšius girdėjau moterų šūkavimus ir gailų vaiko verksmą. Atsitraukęs nuo namo prieigų, tiesiu taikymu patraukiau link turgaus. Prekyvietėje savo prekių nesinešiau. Trepsėjau prie kioskelio Artūro kepalas ir laukiau pačio Artūrkos. Prie kiosko žmonės nesibūriavo. Girdėjau, kaip po turgų pasklido gandas, jog suprastėjusi cinamoninių ir agoninių bandelių išvaizda turėjo įtakos duonai,
baronkoms ir netgi kontrabandinėms cigaretėms, kurias prekiavo iš po stalo. Nu, Kostai, sveikas gyvas. Užtinės nuo žemyn slenkančio verslo mandagiai pasisveikino Artūras. Artūrai, paskubomis paspaudžiu ranką jam, tu su mašina atvažiavęs? Nu taip, o kas yra? Važiuojam, davai greitai. Man atrodo, žinau, kas pavogė tavo aguonų bačką. Pamojau iš džiaugsmo sužvygusiam Artūrui ir nukūrėm iki jo visureigio Nyvą. Blecha, o kas vagys? Nekantraudamas paklausė duonininkas Artūras. Važiuok iki kepyklos. Pamojau ir užsirūkiu jo automobilyje, net neatsiklausęs. Situaciją paėmiau į savo rankas, nors dar užvakar gavau į nosį ir buvau didžiausias įtariamasis aguonų vagystėje. Nu tai negi Daivutė su kepėju apsivogė, matvaju, svarstė Artūras. Achren znajat, nutėsiu šypsenėlę. Tamstelė, jūs tik vairuokite. Visą kelią Artūras mane bandė prakalbinti. 15 minučių bėgėje išgirdau reikalavimų ir vos nemaldavimų pasakyti anksčiau laiko, kas tie vagys, bet aš laikiausi savo, kaip skaisti mergelė. Kol važiavome, buvau nuteisęs šypsenėlę, bet dabar, nemeluodamas jums sakau, viduje labai bijojau, kad suklydau dėl vagių. Čia į dešinę, prie kepyklos pasakiau. Taigi sakei, į kepyklą važiuojam? Nesuprato Artūras, bet vis tiek pasuko dešinien. Na, kepykla buvo kaip orientyras. Važiuok dabar tiesiai ir va už to kuolo pasuk į kairę. Nurodžiau jam ir važiavome tyloje tarp namų. Prie tos lūšnos sustok ir išlipam, nurodžiau. Artūras pasimetęs išlipo iš automobilio ir dairėsi savo per petį. Dėl visako pasičiupinėjo alyvinio švarko kišenę, kuriame, kaip įtariau, snaudė kritinėms situacijoms paruoštas pistoletas. Be jokių ceremonijų priėjau prie Artūro, norėdamas jam tyliai pakuždėti, ką darysime toliau. Man priartėjus, Artūras žengė porą žingsnių atgal ir įsikišo ranką į tą pačią kišenę. Blet, jeigu tu čia mane atvilioji papirktas konkurentų, nu tu, blet, būk prakeiktas kurvo sūnau, manęs gyvo nepaimsi. Tarė Artūras ir iš nervų į burną įsikišo cigaretę. Baik tu, Artūrai, pakėliau rankas rodydamas, kad pats nieko neturiu. Ištraukta ranka iš kišenės, taigi viskas gerai. Girdėjęs aš tos viskas gerai. Įvilioja kažkur, blet, ir nušauna kaip seną šunį. Papuoliau į spastus savo durną galvą, bet manęs nepaimsit, blet, dar kartą aš jum nahui kartoju. Bletgi, sakau, atvažiavom nupistų aguonų atsiimt, viskas čia tikrai čiotkai. Mėginau raminti Artūrą, galinti nušauti mane visai be tikslo. Tavo aguonas pavogė tie seniai, kurie dabar tūno šituose griuvėsiuose. Kokie dar seniai? Nepatikliai perklausė duonininkas. Nu, tie mano bendradarbiai, bandelių raitytojų išpuvusiais dantimis, tai jie čia vagys, paaiškinau. Tas jaunimas? Paklausė Artūras. Nu, koksgi ten jaunimas, taigi ten seniai pusbomžiai. Blecha, jiems net 30 nėra. Atslūgus įtampai nusijuokė Artūras. Andžela ir Marekas, už tave gal vos vyresni. O tu iš kur tu žinai jų vardus ir kiek jiems metų? Ai buvo kažkada atnešę pasų parodyt. Nu, ne kiek pasus, kaip kažkokius suplyšusius paso puslapius, kuriuos kaip puzlė, blė, turėjau dėlioti. Tai kodėl jie atrodo 40? Paklausiau. Nu, Kostai, jeigu sakai, kad nevedi manęs į spastus, turbūt toje lūšnoje ir pamatysime, kodėl jie atrodo tokie išbrinkę. Pasakė Artūras ir damušęs cigariuką, jie atsainiai spraktelėjo lauk, kažkur į namo pusėje esančias žoles. Eidami pro namo šoną, girdėjome bręstantį buitinį konfliktą. Vyras kažką balbatavo, moteris gindamasi inkštė, o vaikas verkė. Paprasta matematika. Kai atėjome prie įėjimo, pro pastatytas duris sklido pažįstamas kvapas. Tiesą pasakius, net verčiantis vemt. Artūrka, matau niekur nepažįstamas kvapas, paklausiau šyptelėjęs. Nu siaubas kaip gyvena, blėt, apsišykę turbūt, užsiėmė burną Artūras. Ne tas kvapas, aš apie aguonas, paaiškinau. Kepyklos savininkas atsargiai pauostė orą. Tai blėt, sakai, šitie mane apvogė. Perklausė Artūras, prieš lįsdamas į susmirdusi urvą. Vienas būdas išsiaiškinti. Tariau ir atkėlęs kirvių sukapotas duris, jas atrėmiau į kreivą medinio namo sieną. Atsargiai su Artūru įlindome į gūžtą. Koridoriuje mėtėsi seni, suskretę skudurai sutepti arba išmatomis arba krauju. Spalva buvo ruda. Sienos pripeckiotos varpomis, keiksmažodžiais buvo apdegusios. Iš balų aplinkui matėsi, kad buvo ne vienas laimingas gaisro užgesinimas. Lubos buvo žemos. 2-metrinis Artūras turėjo stovėti susikūprinęs, kad nenubrauktų apvafliuotų lubų. Koridorius turėjo išėjimą į kairę, į kurį atsargiai ir pasukome. Svetainėje buvo pilna šiukšlių.
seni sudaužyti kineskopiniai televizoriai, ant metalo išardytos nuogos radijos. Vietoje tokios paskirties patalpoje būdingos sofos kampe mėtėsi krūva padangų, kurių viduje seni švirkštai su lūžusiomis adatomis. Šalia gulėjo sumyštas ir suvemtas čiužinys su senomis striukėmis vietoje patalų. Tarp apšiktų striukių gulėjo pirmai mane pasitikęs vaikas ir kūkčiodamas tuščiu žvilgsniu žiūrėjo į lubas. Artūras norėjo pakrūtinti vaiką, bet aš jį sudraudžiau, pirštų parodžiau virtuvę. Va ten gyvenimas vyrė, žinokit, tiesioginė to žodžio prasme. Ant žemės voliojosi puodai, bliūdai. Aplink mėtėsi rusiškų vaistų pakuotės. Kiek matėme, išardytas šalituvas buvo praviras ir naudojamas daugmaž pagal paskirtį. Į jį buvo įkišta supelyjusi duona ir jau žalsvas lašinių brizas. Ant žemės gulėjo pusiau sutryptos, iš kepyklos pavogtos sudžiūvusios bandelės. Kietos kaip akmuo. Atsargiai per tarpdurį stebėjome, kas vyksta. Mano bendradarbiai, toji jaunoji porelė, ant krosnės buvo uždėjusi didelį puodą ir su medinė mentele vyras iš lėto, lyg užhipnotizuotas, kažką maišė. Moteris prie krosnės kirviu kapojo senus baldus, kažką panašaus į sovietinę kušetę. Išdraskiusi pamušalą, medį metė į pečių. Jaunime, turbūt jūs nesate matę tų krosnių, kurio pačioje dega ugnis, šildomas pastatas ir ant viršaus galima kažką kepti ar virti. Tai va tokia krosnis pas manosius bendradarbius ir buvo. Kol Marekas maišė puodą, Andžela rūpinosi malkomis. Prie pat krosnės puikavosi žalsva, gerokai aprūdijusi bačka, būtent ta, kuri ir buvo pavogta iš kepyklos. Ji turėjo būti pilna aguonų. Artūras jau norėjo žengti į priekį jiems išrašyti pizdako, bet parodžiau biškį palaukti. Buvo įdomu, kaip viskas pasibaigs. Be kalbų ir perspėjimų, Marekas pradėjo kelti puodą ir jam į pagalbą atėjo jo gyvenimo palydovė Andžela. Šalia buvusiame kibire buvo įtiesta marlė, į kurią tie nusikaltėliai, dirbantis petys petin, it bonė su klaidu, suvertė didelę košę aguonų. Marekas greitai suėmė marlės kraštus ir stipriai pradėjo sukti. Andžela po apačią pakišo turbūt švariausią patalpoje indą, emaliuotą, jau pradėjusi rūdyti bliūdelį su rožytėmis. Dabar žmonelė perėmė vadžias. Viena ranka laikė marlės viršų, o kita suko milžinišką aguonų bumbulą, taip jis lėkdama. Lašiukas po lašiuko, marlės apačioje ėmė darytis mažos ašarėlės, kurios palengva kapsėjo į indą. Suslėgusi milžinišką gūzą ir pamačiusi, kad niekas nebeišsisunkia, Andžela aguonas išvertė į virtuvės kampe buvusią angą, ėjusią tiesiai į lauką. Į aguonų sunką įmetė bintą ir dubenėlį uždėjo ant įkaitusios krosnės. Pradėjo bliūdelį lengvai teliuskuoti. Neilgai trukus įbėrė kažkokių trupintų vaistų. Tuo metu Marekas iš bačkos sėmė aguonas ir viską dėjo į puodą. Prikrovęs reikiamą kiekį, nuvijo Andželą ir pastatęs puodą ant pečiaus, pradėjo maišyti lygiai taip pat kaip pirmai. Kiek mačiau, Andžela šaukštų stumdė bintą dubenėlyje. Jau norėjome įsikišti, bet iš galo mus pastūmė vaikas bėgęs link tėvų. Pribėgęs prie gimdytojas, jis timtelėjo ją už prišiktų kelnių klešnės ir pirštu baksnojo savo į burną ir pilvą. Kučia, blėt, maišaisi nahu, blėt. Sakiau, pizint mėgoj, blėt, nahu, jau vėlų, blėt. Andžela, blėt, eik paim degradą ir pamaitink, blėt. Nenusakomų čia buvio akcentų atsakęs laikė visiškai nesiorientuojantis tėvas, pagrebė vaiką nuo motinos ir stumtelėjo jį už sprando kambario link. Nulydėjęs akimis vaiką, žvilgsnis pagavo mane ir Artūrką, stovėjusius prie pat durų. Blėt. Išsigandęs numykė jis. Все, кайфас už valandėlės bus gatov. Degradas, blėt, paėsti vėliau. Ėst, blėt, ir ėst, nahui. Atsakė į mus atsisukusi, bet taip pat nieko nesuprantanti Andžela. Rankoje motušė jau laikė diržą. Nežinojau, ar diržas buvo skirtas duoti vaikui pizdako, kad išalko, ar užveršti rankai. Padėk diržą, žiūrkė, blėt, net nebandyk mušt vaiko. Pasišlikštėjęs Andželai pasakė Artūras. Motinėlė išsigandusi jo paklausė ir paleido iš rankos auklėjimo įrankį. Kol stebėjome Andželą, Marekas pasigrėbė kirvį ir juo puolė mus. Vargšas narkomanas nežinojo, kad yra gerokai silpnesnis už mūsų abu, tad Artūras nesunkiai išsisuko nuo jo kirčio. Kontratakuodamas Artūras pagrebė Mareką už kaklo, visai kaip mane prieš porą dienų. Skatinos, tai jūs čia, blėt, nupiznot aguonas, ką? Bliovė Artūras, viena ranka purtydamas Mareką. Andžela bandė vyrą ginti, bet taip pat buvo pagrebta. Dabar Artūras laikė juos abu už gerklių. Priimu, blėt, aš jūs į darbą, moku algą, o jūs vagėt iš manęs. Kurvas, blėt, negaliu. Tfu, nahui. Spjaudėsi iš pykčio duonininkas.
Arturka, tu juos nužudysi, raminau šefą. Paleidęs Andželą, jis puolė Mareką, skaldė jam antausius. Taip atrodė, kad nuo kiekvieno smūgio vis lūžta koks kauliukas. Nors vaikas turėjo būti pratęs prie pastovių barnių ir buitinių konfliktų, jis pravirko. Andžela vėl griebėsi diržo. Padėk diržą, šalava! Vėl sukomandavo Artūras ir dabar skaldė antausiais Andželą. Marekas nepuolė nei manęs, nei šoko ginti Andželos, tiesiog dėjavo nukritęs prie krosnės. Užuodęs svylančias aguonas, jis atsistojo prie puodo ir neiškia kalba nusikeikdamas maišė jį toliau. Artūras nustojo mušti vagilę ir užriko, taip sudrebindamas visą namą. Kas čia, blėt, darosi, nahui? Kokią bybę jūs verdat mano aguonas? Ui, geras, blėt, kaifas gaut, blėt, dabar yra retenybė, blėt, tenka vos, patiem, blėt, gamintis šitas daiktas. Tarė naparnikas išpuvusiais dantimis ir viltingai žiūrėjo į kliuksinti aguonų katilą. Širkė, čia, mes širkė, čia širkė. Badė pirštų besididžiuojant Andželą jos pačios ruoštą dubenėlį. Išėmusi prieš tai teliuskuotą bintą, ji savo gležname kumštuke sugniaužė, išleisdama iš jos kiek įmanoma daugiau aguonų nuoviro ir vaistų mišinio. Paėmusi begalę kartų naudotą švirkštą, adatą įbedė į tamsiai rudą, kone juodą skystį ir sutraukė visą turinį švirkštan. Blėt, palik ir man, blėt, nahui, padla, blėt, įsakė žmonai Marekas. Įdi nahui. Trumpai nukirto Andželą su mėlynė po akimi. Iš Mareko reakcijos matėsi, kad ji nedažnai taip įsišokdavo, todėl jisai mėgino ją pulti už tokią nepagarbą, bet Artūro vėlgi buvo sustabdytas. Andžela diržo neėmė. Pamačiau, kad jos rankos venos buvo pramaltos ir mėlynos. Nesidrovėdama motušę, nusiėmė rudais ir raudonais natūraliais skyšiais išmargintas treninginės kelnes. Atsisėdusi ant svetainėje esančios sofos, tos padangų krūvos, jinai atmetė kaulėtą koją, taip apnuogindama gleivėtą ir apaugusią varganą vaginą. Dūrė kažkur į kirkšnį ir susišvirkštusi visą turinį iš malonumo užvertė akis ir nusišypsojo. Atsigulusiam padangų, josios išpuvusi šypsena buvo natūrali ir raminanti. Bekaifuodama motušė drebėjo iš malonumo, kol alkanas vaikas žiūrėjo jos euforiją. Blėt, kalė perdozos, blėt. Čiabuviškai bumbėjo iš pavydo Marekas. Tuomet atsakysi tu, bibi, tarė Artūras ir užsimojęs dar kartelį sudavė meškos letenos kirčių Marekui per veidą. Anas griuvo atbulas ir kaulėtų sprandų užkabino pilną, jau kliuksinti aguonų katilą. Juodas kaip smala turinys lėtai Marekui bėgo po apykaklę. Kontūzytas nuo tokio smūgio, narkoša nepasitraukė. Verdančios aguonos bėgo ant jo kūno. Paskutinės jėgų dalis jis paaukojo klykti iš skausmo. Karšta smala degino sprandą. Tad Marekas sugalvojo atsilošti ir savo nuo vargo subjūrotą veidą padailino verdančiomis aguonomis. Geltona odos spalva greitai pavirto raudona. Vagis narkomanas pradėjo spiegti pasigailėjimo, bet, mano mėlėjai klausytojai, Artūrkai buvo negana. Kas ten vyko toliau, galiu pasakyti tik tai trumpai žodžiais, liktai iš kokios policijos suvestinės. Asmuo, Artūras Duonys, apimtas įsiūčio dėl vidurio amžiaus krizės ir nesėkmingo verslo pastaruoju metu, puolė smaugti bejėgiškai būklėje esantį Mareką, kol šis klykė iš skausmo nuo fizinių kančių, kurias sukėlė verdančius aguonos ant pastarojo kūno ir smūginės papliupos laisvąja Artūro ranka į jo vidaus organus. Artūrka tiek davė smaugt Mareką, kad kaip nebūtų keista mano istorijose, jį mirtinai pasmaugė. Nežinau, ar tyčia jį prismaugė ar ne, bet nužudęs vargšą narkošą Mareką, jis užsirūkė žiūrėdamas į išsprogdintas jo akis ir iškištą liežuvį. Prie nužudyto tėvuko pribėgo vaikas ir pamatęs perkreiptą, šiek tiek komišką grimasą, pradėjo juoktis. Spėju pirmą kartą gyvenime. Artūrka, tu jį pasmaugiai, ar supranti tai? Savo klausimu grąžinau realybę Artūrą, spoksojusi įgulinti Mareką. Nepasmaugiau, susitvarkiau, atsakė Artūras, kaip koks 90-ųjų amerikietiškų filmų herojus. Nusprendėme dar parūkyti, kol vaikas susirietęs juokėsi iš pamėlusio tėvo. Parūkę, Cizas numetė man žemės, kaip ir visi čia rūkę asmenys. Pažiūrėjome aguonų kiekį bačkoje. Buvo nuimta nedaug, gal koks kibiriukas. Statinę uždengėm ir ridenome pro namus. Svetainė ant padangų vis dar po truputį pasipurtė Andžela, tik šį kartą šiek tiek kitaip. Aplink burną buvo biški vėmalų, pati buvo pamėlusi kaip jos vyras. Gulėjo, kažkaip susubiniai lindusi į tą adatų krūvą, o galvą atmetusi atgal. Man atrodo, jis springsta, gal reikėtų gaivint,
Paklausiau Artūro ir mėginau ištraukti vargšę iš padangos, bet jinai buvo įstrigusi. Gal padarom dirbtinį kvėpavimą? Nu tai tu, blėt, jie ir apžiūrinėk, aš tai tikrai nenoriu. Tarė ciniškas duonininkas ir numojo ranka. Nuridenkim bačką, tada pažiūrėsim, ką daryti. Ta ir padarėme. Neskubėdami kojomis prastumdėm statinę iki mašinos, ją įkėlėm į Nyvą ir grįžome į tą narkomanų urvą. Kai įėjome į patalpą, jau buvo viskas. Vaikas oficialiai galėjo skaitytis našlaičių. Andžela buvo užspringusi savo vėmalais nuo pernelyg didelio kiekio opioidų, kurie jai sukėlė vėmimą. Artūrai, suradau aš tuos tavo aguonų vagis, tariau žiūrėdamas į 2 lavonus. Gal sakyčiau, mes jau atsiskaitę ir galiu eit? Blecha, jeigu mentai sugalvos nuim pirštų anspaudus, tai mum abiem bus pizdauskas. Tai ką darom? Sudeginam nahu šitą būdą. Gaisrininkai pamatys, kad buvo narkomanai, sakys vėl rūkė lovai ir patys supleškino tą chatą. Nuramino Artūras. Tarkime, esu girdėjęs, kad taip daro, kai nori atsikratyti įkalčių. Mirktelė 90-ųjų verslininkas ir išsišiepė. O ką su šituo apsišikusiu vaiku darom? Paklausiau. Paliekam, ką žinau. Tai sudeginam irgi? Kaip tu taip gali šnekėti, nesuprantu. Subarė mane Artūras, nors prieš 15 minučių buvo pasmaugęs žmogų, liepė negaivinti perdozavusios moters ir nusprendė sudeginti jų namą kartu su palaikais. Pasimsiu kartu, nuvešiu į prieglaudą. Artūras nusėmė alyvinį švarką ir apglėbė šūdais prasmirdusi vaiką, kurio akis buvo užpuliavusios, o ausys apkerpėjusios. Nusivedėme tuščią žvilgsnį vaiką į mašiną. Šefas liepė palauk mašinoj, kol pats nuėjo į namą ir padegė jos medinės konstrukcijas. Nuvažiavome link kepyklos, buvusios kelios minutės automobiliu nuo tos bomžų gūštos. Artūrka, kreipiausi jį, kai atvykome į kepyklą, grąžintą aguonų bačkai sandėlį. Tu nebeturi 2 labai gerų darbuotojų, supranti? Ai, majebybis, nepakeičiamų nėra. Šyptelėjo šefas ir išlipo iš mašinos. Kartu nunešėm aguonų bačką atgal į kepyklą ir mus pasitiko vedėja Daiva. Sveiki, viešpatie, aš taip ir galvojau, kad šefas su Kostu ras pavogtas aguonas, džiūgavo Daivutė. Nu tai kas buvo vagis? Cekavinosi ūsuota šiukšlė. Nebuvo reikalas. Mestelėjau dviveidį vedėjai ir Artūras prunkštelė. Daiva mane perverė neapykantos kupinų žvilgsniu. Visa pagarba dėl bandelių išgaravo. Kai grįžome į viršų, Snarglius, sėdėjęs ant galinės sėdynės, apšyko ir ištepė Nyvo sėdynę. Kaip supratote, vaikas neturėjo jokių tualeto įpročių. Tave nuvežti į turgelį? Paklausė Artūras, akimis lydėdamas kaukiančias gaisrinės, lekiančias tą kryptimi, kur gyveno amžinatelis Marekas ir Andžela. Ne, parvežk mane namo, paprašiau. Su tokiu nenoru dirbti tikrai nepasidarysi pinigų, pamokė mane Artūras. Grįžęs namo, susitvarkiau, ką buvo išvertę torpedos ir pragėriau užsidaręs namuose turbūt savaitę. Į duris beldė ir Artūras, ir namo komendantas, bet nieko neįsileidau į namus po šio įvykio. Kai galop užgniaužiau vidinius demonus, nusprendžiau tęsti darbus tik tai turgelėje. Į kepyklą negrįžau. Artūrkai papasakau viską apie vykstančias vagystės jo kepykloje, apie nešamus kepalus ir bandeles namo. Artūras pakišo $100 kaip uždarbį ir tyla dėl mūsų bendrai patirto nuotykio, kad niekam nepasakočiau. Geriausiais draugais netapome, bet retsykiais gaudavau nemokamos produkcijos iš Artūro kepalo. Neilgai trukus, kepykloje atsirado kažkokie kiti žmonės, kurie raitė cinamoninės ir agoninės bandeles tikrai geriau už mane. Vilijampolės mikrorajono bendruomenė apsidžiaugė, kad pagaliau sudegė narkomanų landynė. Kai sužinojo, kad sudegė kartu buvę 2 narkomanai, žmonės kalbėjo, na mažokai, galėjo dar daugiau jų ten būti. Jų 2 vaiko nieks nepasigedo, turbūt net niekas nebuvo jo matęs. Viskas baigėsi taip. Artūras už savaitės padarė kepyklos inventorizaciją. Pasirodo, plaukuotojų Daivutė kartu su kepėju pridarė nuostolio už bene $1000, atsižvelgiant į tos dienos dolerio ir rublio kursą. Žydų kilmės kepėjo vieton atsistojo toks duševnas biržietis, ištraukęs Artūro kepalą iš duobės ir grąžinęs jį į 25-mečio turgelio pardavėjų Olimpą. Į kepyklos vedėjos pareigas Artūras pastatė kažkokią jauniklę, kuri prieš tai dirbo jokios kelyje. Kaip kalbėjo pavydžius turgaus bobos, Artūras tą mergą kaldavo per šikną kiekvieną vakarą. Kalbos nutrūko, kai palaidus liežuvis aplankė bachūrai ir kai Artūrka po mėnesio su ją susitokė. Artūrka tą vaiką kurį laiką tampėsi kartu su savimi, dėlsė vežti į prieglaudą dėl galėjusių kilti papildomų klausimų. Jo žmona blondinukė tiek įsimylėjo tą našlaitį,
kad jiedu įsivaikino tą berniuką ir pavadino jį Andriumi. Kiek žinau, tai tas pats vaikis po metų savo mažomis rankytėmis padėjo tėvams versle ir minkė tešlą ne ką prašiau negu jo biologiniai amžinatilsi tėvai. Sulaukęs 16, čia kažkur 2005 metais, pradėjo klausinėti, kodėl jis nepanašus į Artūrą ir jo žmoną, nes buvo pats toks kaip ir pusčigonis. Bet negavęs atsakymo, pabėgo iš namų ir, kaip man turgeliai pasakojo Artūras, daugiau iš jo nebuvo jokių žinių. Gal irgi perdozavo kaip jo biologiniai tėveliai, gal išvažiavo pyzdinti magnetolų iš turtingų vokiečių automobilių, o gal išėjo į kokį svetimšalių legioną, kas ten dabar žino. Jam dabar turėtų būti virš 30. Todėl, Andriuk, jeigu per kažkokį stebuklą klausai šios istorijos ir nevartoji narkotikų, susisiek su manimi. Šį tekstą iš dalies skiriu tau, kad žinotum, kas nutiko tavo tikriesiems tėveliams. Brangieji, Kostas Dumauskas iš visos širdies dėkoja, kad skyrėte laiko šiai istorijai. Jeigu mėgstate tai, ką jisai daro, visada galite jį paremti per Contribui arba Patreon. Surinktas lėšas jisai įsisavins labai naudingai. Kaip jisai sakė, atvėrus tokias atminties kerteles, reikia tiek daug gerti, kad viską užmalšint, kad jūs net neįsivaizduojate. Nuorodos kaip visą laiką komentaruose. Iki sekančio malonaus, mielieji. Kostas Dumauskas.